Sveiki, mano vardas yra Laura, o kartu su manim yra mano kolegės, coachingo specialistės Vaida ir Ernesta. Tai sveikos merginos. Labas, labas. Šios dienos tema yra apie pokyčius, ką su jais daryti ir kaip lengviau juos įgyvendinti arba kaip lengviau su jais susigyventi. Šiandien mes pačios susidurime su mūsų laidos komandos ir formato pokyčiais, tad pagalvojame, kad vienas iš būdų, kaip lengvai su tais pokyčiais susigyventi, yra praktiškai išbandyti Marshall Goldsmith metodiką pokyčių ratas. Tai metodikos esmė yra įsivardinti, kokį rezultatą mes norime turėti ir į visą pokyčio eigą pažvelgti pro pozityvę ir negatyvę prizmes. Čia mums padės 4 esminiai klausimai. Tai tikrai yra labai paprasta ir efektyvi metodika, tad kviečiu visus, kam yra šiuo metu aktualu apie pokyčius tema ir kaip juos įgyvendinti ar kaip su jais susitaikyti gyvenime, pabandyti atsakyti šios klausimus kartu su mumis. Tai pradėkime nuo pirmo klausimo iš pozityvios prizmės ir tai yra, ką mes norime sukurti. Tai dabar aš kaip suprantu, tas klausimas, ar ne, ką mes kaip komanda norim sukurti savo podcastų. Tai jeigu aš daryčiau, Laura, šitą pratimą raštu kažkur į sąsiuvinį, tai galvoju, kad į šitą klausimą atsakyčiau po aišku diskusijų tiek su tavimi, tiek su Vaida, kad tikėtina mes savo podcastų, savo laidą ir pokalbiais norim sukurti vertę žmonėm, kurie mūsų klausosi, ir tai nėra galbūt visi žmonės, yra tie žmonės, kurie ieško savęs, kurie yra augime, kurie patys išgyvena pokytį arba jam ruošiasi. Ir savo pokyčiais tą vertę mes kuriam, ar ne, tuo, kad gal kartais parodom, kokios yra galimos alternatyvos, ką galima padaryti, kokios yra mūsų pačių patirtys, kokios yra rekomendacijos iš coachingo perspektyvos. Tai aš kažkaip taip dėliočiau tą atsakymą į tai, ką mes norime sukurti. Galbūt jūs dar turėsit ką papildyti. Taip, viską labai gerai suvardinai, tai yra labai daug ir visko. Ir aš tik tai galvoju, kad tas sukurti, jisai jau kartais būna sukurtas, jį tik tai reikia pridėti, nes tai ateina per patyrimus praeitų metų, tai ateina per tuos galbūt išaugusius poreikius arba per pamatymus, ko mums daugiau reikia, tai tiesiog paimti tą, ką pamatėme, kas būtų mums naudinga ir prisidėti. Aš galvoju, Vaida, tada tas sukurti gali būti ir palaikyti, ar ne tai, kas jau sukurta, teisingai girdžiu? Taip, žinai, eigoje, ar ne, kai mes įrašinėjom šitos podcastus jau beveik visus metus, tai iškilo tokie poreikiai arba tokios mintys, kaip galbūt mums reikėtų daugiau pokalbių, ar ne, nei rašomų pokalbių, o galbūt reikėtų daugiau rašomų pokalbių, kad vystyti tuos įgūdžius, ne, tai šitą visą prisidėti. Ir tas atėjo savaime, jis tai kaip poreikis išlindo, mums bedarant. Jį reikia tik tai įgyvendinti. Ir tai yra tam tikras pokytis. Jo, Vaida, čia dar gražiai įterpiai ir pridėjai prie šito klausimo, kuris iš tikrųjų yra pagrinde apie tą pozityvų pokytį. Tai toks, ką mes galime pridėti arba ką mes dar galime sugalvoti naujai. Ne? Tai dar pridedant mūsų temą, ką mes pačios, bandom sugalvoti turbūt naujai, tai pridėti turbūt naują pavadinimą, ar ne, ir platformas naujas, nes anksčiau mes būdavom tik YouTube, dabar jau pridedam ir Spotify, ir Apple podcastą. Gal dar kažką mes pridedam ar galvojam naujai? Aš tai galvoju, gal tai ne tiek, kiek matysis tiem, kurie mūsų klauso, bet ką mes pridėjom naujai kaip komanda, dirbdamos kartu, arba ką norim pridėti, ir ten irgi yra tam tikrų iššūkių galbūt, bet tą pasiruošimo dalį, keičiam namų darbus, kuriuos darom, ruošintis mūsų susitikimam, ruošintis podcastam, keičiam šiek tiek pačių susitikimų turinį, tai yra pridedam, aš bent jau taip suprantu, kad mes pridedam
naują kryptį, apie ką mes kalbame, tai susitikimais, kokia yra jų struktūra, kokie yra mūsų nauji susitarimai, ar ne, kaip mes dirbam kaip komanda. Tai pavyzdžiui, ir čia galvoju visai pritaikoma ir kitose srityse, bet prisijungiam laiku, turim valandą laiko, ar ne, į tą valandą stengiamės įtilpti, nuo ko mes pradedam pokalbį, na, tokie daugiau struktūros ir disciplinos pridedam, ko galbūt nesimatys į išorę, bet mums pergyvenančioms tą pokytį tikrai manau, kad jaučiasi ir dar kurį laiką jausis. Ačiū, Ernesta, kad iš tiesų labai gerai papildai ir pridėjai dar tai, kad galima šį klausimą tikrai labai plačiai pritaikyti ir kitose srityse. Gal tada žygiuojam toliau ir man labai patiko, kaip pats Marshallas Goldsmithas įvardina antrą klausimą ir antrą pozityvų klausimą ir tai jisai sako, kad jeigu mes tik kursime, ar ne, tai mes galime pamiršti ką nors, kas puikiai veikia ir veikia iki šiol, ar ne? Tai kad taip neatsitiktų, mes tada turėtume savęs paklausti, ką mes norime išlaikyti, to, kas gerai veikia iki šiol ir mes galime tą gerą veikimą įterpti į naują etapą, galime netgi taip turbūt įsivardinti. Vaida pradėjo, bičiai. Kaip kad jinai numiaukiam, tai aš galvoju, iš tos, jeigu imti tą klausimą, ką pagerinti, tai mūsų tas bendras susitarimas, kad gerinti pačią koncentraciją, ar ne, tai yra nuimti, tos galbūt tai, kas neliečia mūsų podcasto, mūsų susitikimuose ir tiem pačiam podcastams skirti daugiau laiko. Tai šitas yra toksai pagerinimas, o ir palikti, tai yra ta taisyklė, ne kam taisyti tai, kas yra nesugedę. Tai ir apskritai, pasižiūrint tą patį konceptą, ko mes čia susirinkome, ne, tai toliau tęsti tai, ta mūsų idėja, ta mūsų misija. Man čia labai taip fainai, tu įvardinai, kad palaikyti misiją, kuri mus ir subūrė prieš metus laiko. Man gal ką norėtųsi pridėti iš tos kitos, vėlgi tos nematomos pusės, kur nesimatys kažkokio apčiuopiamo formatu, bet norėtųsi palaikyti tai, kas veikia gerai praėjusius metus, tai mūsų drąsa ir laisvė tų pačių, sakyčiau, atvirai dalintis, nes kai mes ruošiamės įrašam, kai mes paskui klausom, priimam sprendimus, leisti, neleisti, ten labai svarbu yra pasakyti atvirai, kad gal čia ne viskas įvyko, arba gal aš nepasiruošęs, gal ta tema ne man, nepaisant to, kad darbą jau ten 3-4 padarėm. Tai aš galvoju, va šitą drąsą ir toliau neštis ir išlaikyti. Man atrodo, kad yra labai didelė dalis sėkmės, kad gerai jaustumėmės tame procese. Kai mes jausimės tame procese gerai, esu 100% tikra, kad ir tie, kurie mūsų klauso, tą jaus ir dar geriau tą vertę įsisavins. Tikrai esu labai dėkinga merginos už atvirumą ir už tą bendradarbiavimą tokio, nes aiškumas jisai ir priduoda to tokio stabilumo ir to tolesnio kelio, ar ne, lengvumo. Aš irgi prisidėsiu prie dėkingumo ir iš tikrųjų, Ernesta, kaip ir sakai, išlaikom ir tikrai paliekam atvirumą ir drąsą, nes šito visada turbūt reikia ir manau, kad to reikia ir mum, bet galbūt to reikia ir kitiem, kaip, tarkim, pavyzdžiui, ar ne? Nes visada vis tiek žiūrime, kaip ten kiti daro ir galbūt kažkam irgi kils įkvėpimas, kad žiūrėk, bet kažkas daro, bet turbūt ir aš galiu. Ir toliau mes pereiname į negatyvę pusę. Ir čia jau turėtume įsivardinti, ką mes galime pašalinti. Vėlgi labai man patiko tas į Marshalo paaiškinimas, kad jeigu mes tik stengsimės kurti ir išlaikyti, natūralu, kad tiesiog mes pervargsim. Mes tikrai turime kažko atsisakyti, kartais tas atsisakymas atsitinka natūraliai,
kartais galbūt reikia pagalvoti, ką galima sumažinti, arba ką galima visiškai atsisakyti, kad tas pokytis būtų toliau sklandus ir jisai vyktų. Man čia taip šiek tiek gal primena tą pasakymą, kad vieną dubcę 2 kėdžių neužsėsi. Tai tas pats yra apie pokytį. Galvoju, kad labai teisingas, nestebuklas, kad Marshall Goldsmito požiūris yra ar neteisingas, nes šiek tiek tai apsaugo nuo perdegimo. Priklauso, aišku, nuo to dar kokiais srity pokytis, bet koks pokytis, man atrodo, reikalauja papildomos energijos, papildomo dėmesio, jis nebūna patogus, jis dažniausiai nebūna fainas, jeigu jis iš tikrųjų vyksta. Ir tada įsivertinus šitą klausimą, manau, kad šiek tiek save apsaugom. Ir tuo labiau tą laikas irgi parodo, kai ambicijos sugroja iš pat pradžio, ne tik tai pradėjus projektą, ypatingai jeigu tai yra naujas, tai yra neįsivertinamos tos jėgos, tos laiko sąnaudos ir palaipsniui viskas paaiškėja, taip kad reikia su to susitaikyti ir kai ko atsisakyti. Man dabar toks flashbackas nutiko, mes rašinėjom dar tuo senuoju formatu, man atrodo, laidą apie naujus metus, naujus tikslus, atidėliojimą, ar ne, tai tas, kai prie starto linijos, prie pokyčio linijos atrodo, kad aš viską galiu, viską padarysiu, visi tikslai yra pasiekiami, wow, čia bus kosmosas, ir kai neteisingai pasiruoši tam pokyčiui arba tikslam, tas kosmosas labai greitai baigėsi. Man atrodo. Trumpa kelionė būna. Jo, trumpa kelionė, bet ne į kosmosą dėja. Pašakinėjai. Geriau ilgesnė ir per kopas. Jo. Jo, o aš dar čia norėčiau pridėti ir iš tikrųjų pasidžiaugti, mūsų komanda, mes kaip prieš gerus metus pradėjom, buvom mes 5, ar ne? Tai iš tikrųjų gaila, kad mūsų sumažėjo, ar ne? Bet iš kitos pusės aš tikrai labai džiaugiuosi už kolegės, kurios priėmė labai sąmoningą sprendimą save apsaugoti, kaip mes išnekėjom, ar ne? Perdegimo, to per didelio užsibrėžimo, kažkur tai dėmesys pas jas įvyko pokytis, dėmesys nuėjo kitur į kitus svarbesnius tuo metu prioritetinius klausimus ir jos atsisakė, tarkim, šio projekto. Tai aš manau, kad labai svarbu yra tas sąmoningumas ir atsisakymas iš tikrųjų saugant save ir saugant be abejo kitus, nes jeigu negali skirti tikrai pakankamai laiko, tai yra gerai, yra labai gerai netęsti kai kurių dalykų, ar ne? Aš gal dar iš kitos pusės pridėčiau, atliepiant tą klausimą, ko atsisakyti, ar ne? Ko reikėtų, ko norėčiau atsisakyti. Tai kalbant apie pokytį ir tavo įvardintą komandos struktūros pokytį, man reikėjo ir vis dar galbūt net ir šiek tiek reikia atsisakyti savo ego, nes kai išeina, dabar čia toks žodis, ne, atsitraukia nuo projekto žmonės, pirmas dalykas, kas kartais įsijungia, tai ta tokia reakcija, tai kaipgi mes be tavęs, ar ne? Ir man atrodo, kad kartais ta reakcija yra labai labai egoistiška, nes tai sako, tai kaipgi aš dabar be tavęs, o Dievaži, nes man kažką reikės keisti, keičiasi ir to žmogaus, ar ne, perspektyva, bet ir man reikės veikti kitaip, nes tą vieną žmogų pridėjus, atėmus iš komandos, visa dinamika keičiasi. Ir to atsisakyti ego, aš atsimenu su pirmu pokyčiu komandos struktūroje, buvo ypatingai sunku man asmeniškai, su antru jau gerokai lengviau, trečiu tikiuosi neprireiks, bet net jeigu ir prireiks, tikiuosi, kad bus dar lengviau, nes tą reikia irgi išmokti priimti, atsisakyti savo... Aš įvardinčiau savo ego ir vėlgi čia grįžtų prie to dėkingumo, ar ne, arba laisvės ir drąsos labai atvirai kalbėtis, nes kai keičiasi, kai kažkas atsisako, kažko sumažėja, labai svarbu turėti tos erdvės tiek savo įsivardinti, tiek ir kitiem įvardinti, kad, pavyzdžiui, žiūrėkit, aš tai čia nebedarysiu vieno ar kito dalyko, ar ne. Dabar toks pavyzdys atėjo net, pavyzdžiui, šeimoje, ar ne, kai nusprendžiau keistis, labai svarbu įvardinti, matyti tiems, su kuriais gyvenu, kad dabar aš keisiuos ir indų sekmadieniais nebeplausiu, pavyzdys. O kitiems tada reikia
jeigu susidylint, kad kažkas kitas turės tą daryti. Tai čia gal toks visiškai nubuitintas, bet man jis labai artimas, iš tos kitos pusės, kai keičiasi komanda. Jo, ir aš žiūriu. Tai Klara. Jo, ir aš žiūriu, mes taip natūraliai pereinam iš to atsisakymo iš dalies tokį įdomų galbūt išsireiškimą negatyvų pasilikimą. Ir kas čia apie ką? Tai yra paprasčiausias susitaikymas. Susitaikymas su dalykais, kurie galbūt mūsų nelabai džiugina, bet jų kaip ir negalime atsisakyti arba suprantame, kad tai yra tiesiog neišvengiamybė. Bet aš manau, kad tai yra labai svarbu įsivardinti ir iš tikrųjų čia yra vienas iš tų klausimų, dėl ko man šitas metodas labai patinka. Nes paklausti, su kuo reikia susitaikyti. Galbūt kažką reikia trumpam atidėti arba tiesiog priimti, kad dalykai vyksta taip. Man tai dar pirma tokia mintis eina, kad buvo tokių minčių pas mus, ar ne, kad kiti bendri projektai ir atrodė viskas kaip ir turėtų būti labai gerai, bet, darai šitą ir supranti, kad to laiko iš tikrųjų nėra, kad tu 24 valandų neištemsi. Tai man čia irgi yra susitaikymas. Jo, aš kaip su tokį susitaikymą tai turiu įvardinti, kad tai nėra taip lengva, kaip atrodo, nes atrodo, kas čia paspausiu mygtuką ir rašysiu, pašnekėsiu ir viskas. Bet iš tiesų man pačiai asmeniškai reikėjo priimti šitą susitaikymą, kad vis dėlto reikia įdėti tą papildomą pastangą, rasti papildomų ir įgūdžių, ir papildomų laiko, ir papildomos medžiagos, kad iš tikrųjų kažkas dėliotųsi ir tie reikalai važiuotų. Ir vis dėlto, kad kils ir dvejonių. Tai yra natūralus procesas, kai dar vis pakvestionuosi save, ar čia tikrai, ar taip, ir kad tiesiog tai yra normalu. Aš galvoju apie tą priėmimo dalį, man tikriausiai, taip reflektuojant apie tuos metus, besikeičiantį formatą, ar ne, mūsų pokalbių, man didžiausias gal priėmimas įvyko iš tos perspektyvos, kad priimti, jog procesai kartais užtrunka ir jiems reikia laiko. Nes toks perfekcionistas, kuris gyvena manį, sako, dabar čia tu iš pirmo karto viską padaryk viską gerai, nesvarbu, kurioje tu platformai būsi, ten turi būti ledas, iš karto daryk ten aukščiausią grafikos kokybę, viskas turėtų būti idealu. Ir va tas priėmimas, kad mes dar mokomės, aš dar mokausi, ir kad tam reikia laiko ir kad nenutinka stebuklai dažniausiai per naktį, tai aš kažkur dar procese esu, tiesą sakant, iki galo, bet jau taip, pakankamai stipriai priėmus šitą dalyką, nes man reikėjo tą įsivardinti, kad aš tą priėmu prieš, kai mes diskutavom su jumis, tai ką darom, ar ne, kai dar kartą keitėsi struktūrą, ar mes tęsiam, ir aš galėjau tęsti, tik tai įsivardinus, kad ten pasitikėk procesu, ar ne, yra angliškas terminas ir tam reikia laiko. Man tokia viena mintis, viskas veda į tai, kad susitaikom su tuo, kad dirbti reikės. Jo. Asistenčių virtualių kol kas dar nėra. Jo. Tai čia maždaug ir yra tie 4 pagrindiniai klausimai, kurie taip mano supratimu labai gerai padeda susidėlioti tą pokytį, nes apžvelgiama nuo to, ką norima kurti, ką galima išlaikyti, ką pašalinti ir su kuo susitaikyti. Gal turit dar kokių nors tokių apibendrinančių minčių, kuo pasidalintumėt? Aš tik tai norėčiau pridėti, kad pokytis yra augimo dalis. Ir jeigu mes nieko nekeisime, tai nebus ir augimo. Tai vėlgi man pokytis yra visą laiką džiugus. Aš jaučiu, kad aš įgyju daugiau patirties ir darydama bet kokį kitą projektą arba patardama kitiem, ar ne, aš jau jos turėsiu. Tai aš visą laiką priimu pokytį kaip
nu taip, kaip augimą ir ta tokia, vat, kaip patirties įgyjimą. Aš gal dar pridėčiau šiek tiek iš kito kampo, ką Vaida dalinasi, kalbant apie pokytį. Galvoju, kad labai gerai, kai mes galim planuoti savo pokytį, ar ne? Nu, bet kaip Marshallas Goldsmithas rekomenduoja, yra 4 klausimai, tu jam ruošiesi sąmoningai. Bet kartais pokyčiai ištinka mus visiškai netikėtai ir visiškai nepasiruošusius ir tada būna 3 kartus nepatogiau. Tai galvoju, kad ir savo žinutę, ir kitus pakvieščiau, kurie tose situacijose yra šiandienai, jei iš tikrųjų neplanuotas pokytis, tai suplanuokit jį nuo to momento, kai suvokėt, kad kažkas keičiasi, ar ne. Ir grįžti tą sąmoningumą, šiek tiek sustoti, atsakyti tos klausimus, pabandyti metodiką tam, kad būtų lengviau išbūti tame pokytyje ir kad jis būtų į teigiamą pusę. Va tai, ką Vaida sakė, ar ne, į augimą, į kažkokį tai tobulėjimą. Tai va aš iš šito kampo dar pasižiūrėčiau. Labai patiko ta mintis, žinai, kad pradėti nuo to momento, kai jau, nu, ta prasme įvyko tas pokytis, kad ir nenorėtos. Tai va, ačiū už tai, Ernesta. Jo, tokie suvokimai ateina, galvoju, reflektuojant net ir per mūsų pokalbius, mes vis dar, aš bent jau būnu, susijungia neuronai, netikėtai pačiai, ir ne, ir tas pokytis, na, aš matau, Laura šiuo metu išgyvena pokytį iš tylos, ar ne, kur įrašinėjant įrašą į tam tikrą pasikeitusią situaciją, bet suplanavo, padarė veiksmus. Gal tada ir judam link pabaigos, ar ne? Susitiksim ir toliau, kas antrą savaitę, tik susitiksim kitose platformose, papildomose platformose, Spotify ir Apple Podcast. Tai mums šitas pokytis nauja tarsi pradžia, kviečiam palaikyti, prenumeruoti, rašyti mums, jeigu kyla klausimų, pakomentuoti. Mums tai yra svarbu ir jūs mums esate svarbus ir iki kitų pasikalbėjimų. Iki. Iki.